Sveiki gyvi. Taigi trečioji ir paskutinė mūsų string galimybių dalis, sakykime taip. Ir šiandien išmoksime dar kelis naujus dalykus ir su šito visu mes pabaigsim mūsų string ir aplamai mūsų C++ kalbą. Tiksliau sakant, ne pačią kalbą, o būtent tą kodo rašymą. Na, iš dalies kodo rašymą. Ir nuo kitos savaitės, jeigu aš jau būsiu grįžęs į komandiruotės, jeigu ne, truputį reikės palaukti, pradėsim pamoką su user interface. Tai reiškia, nustosim rašyti į tą baltą langą ir matyti atsakymus būtent juodam lange ir pradėsim kurti programas, kur matysim realiai normalią programėlę su mygtukais ir ten tie mygtukų paspaudimai, aišku, kažką darys. Taigi user interface arba kitaip sakant C++ grafinėje aplinkoje. Taigi nuo kitos savaitės ar nuo tada, kai aš grįšiu iš komandiruotės, pradėsim visiškai kitą C++ pusę mokintis. Taigi tikiuosi laukit. Šiandien vėlgi parodysiu 3 dalykus naujus ir tie 3 dalykai bus paskutiniai mūsų string serijoje, sakykime, 3 dalių serijoje. Ir pradėkime vėlgi nuo kažkokio kintamo kūrimo, kūriam ir sukuriam kažkokį tai tekstą. Sakykime, štai toks tekstukas. Vėl tas pats, sakykime, siautas. Ir tokiu atveju, jeigu aš pasileisiu, mes vėlgi matysim mūsų tekstą. Esmė dabar kame? Esmė tame, kad jeigu aš po šito reikaliuko pasirašysiu tokį dalyką kaip mūsų kintamojo pavadinimas .erase, su vienu parametru, tas parametras tiesiog atvaizduos nuo kelinto simbolio, jis turėtų viską ištrinti. Taigi, sakykime, man yra 29 metai, tačiau man sukako 30 ir man tas tekstas nebetinka, ne? Tokiu atveju aš galiu ištrinti visą tekstą ir palikti tiesiog savo vardą ir įrašysiu čia skaičiuką 21. Aš netestavau, gali būti, kad apsiskaičiavau. Ir žinoma, mums reikia tą vėlgi nuskopijuoti, pasižiūrėti, kas mums gavosi, nes man rodo tik tais pradinį variantą. Ir jeigu jūs atkreipsit dėmesį, kad pradinis variantas buvo mano vardas Eligijus ir man 29 metai, o panaudojus erase atributą, liko tik tais mano vardas Eligijus. Taigi toks labai įdomus variantas. Dar vienas dalykas, ką aš noriu parodyti, šito tiesiog neištrinant. Tokį dalyką kaip, tai buvo kaip ištrinti, tekstą. Po kažkokio tai simbolio vietos ištrinti visą likusį tekstą. Taigi aš noriu dabar parodyti, kaip įrašyti, sakykime, kažkokį tai tekstą papildomą, ne? Ir vėlgi, mums reikia mūsų kintamojo, dėti tašką ir rašyti insert. Mūsų insert šį kartą turės jau 2 parametrus, nebe 1, o 2. Pirmas parametras tai po kurio simbolio mes norėsim įterptis į kažką, tai reiškia, kurioje vietoje. Tai jeigu aš parašysiu 21, tai reiškia, po 21 simbolio mes kažką įrašinėsim, ne? O antras dalykas, ką mums reikės rašyti, būtent tą tekstą, ką mes norim įterpti. Tai, sakykime, tegul būna Karčiauskas, ar ne? Ir jeigu aš pasileisiu, mes matysime tokį dalyką kaip pirminį variantą. Mano vardas Eligijus ir man 29 metai. O atributo insert pagalba mes gavome tokį variantą kaip mano vardas Eligijus Karčiauskas ir man 29 metai. Taigi, kaip suprantat, insert gali įterpti būtent kažkokį tai tekstą ten, kur jūs norit, tai yra tekstas ir ten, kur mes norime. Ir trečias paskutinis dalykas, mes išmokom ištrinti, mes išmokom įkelti, bet galime padaryti dar vieną dalyką, tai reiškia pakeisti. Jeigu, sakykime, man yra mano vardas Eligijus ir man 29 metai, bet man sukako 30 ir aš vis tiek noriu, kad vartotojas matytų, kad man 30 metų, nebe 29, mes tiesiog 29 galim pakeisti į 30.
Ir tai vadinasi replace. Ir replace turės jau 3, ne 1, ne 2, bet 3, kaip aš jas vadinau, atributus. Nesvarbu, kaip aš jas vadinau, bet esmė, kad 3 nustatymus, sakykime. Na, pavadinkim dabar nustatymais. Pirmas nustatymas, žinoma, lems, nuo kurio simbolio keisim. Tai, na, jo vietą, ar ne? Ir tai bus 29, jeigu aš neklystu. Na, tikiuosi, neapsiskaičiavau. Antras dalykas, arba, kitaip sakant, antras nustatymas reikš, kiek mes simbolių keisim. Tai šiuo atveju 2. Nes, na, 29 noriu pakeisti, yra 2 simboliai. Ir trečias dalykas, arba kitaip sakant, trečias nustatymas, tai būtent į ką mes keisim, ir tai tebūne būna skaičiukas 30. Padariau klaidelę. Klaidelė yra ta, kad man reikia nuo 28 pozicijos keisti, ne nuo 29. Taigi keičiam nuo 28, tai yra nuo čia. Keisim 2 simbolius, tai yra 1, 2, ir būtent tuos simbolius keisim į šitos. Ir tokiu atveju man turėtų išmesti štai ką. Sena pozicija yra mano vardas Eligijus ir man 29 metai, ir būtent po atributų replace man išmeta mano vardas Eligijus ir man 30 metų. Na, turėtų būti metų. Bet kam tai rūpi? Esmė tame, kad išmokiau jūs pagrindinius ir turbūt dažniausiai naudojimus string atributo, kažkokius atributus, galimybės. Aišku, yra šimtai ir, na, jeigu jūs domina, tai pasidomėkite tai atskirai. O aš su string seriją baigiau ir nuo kitos pamokos mes startuosime su būtent grafinė sąsaja arba grafinė, na, user interface, kitaip sakant. Taigi, susitiksim toje pamokoje, nepažadu, kad jinai bus kitą savaitę, bet aš labai pasitengsiu, kad tai pasitiktų. O su jumis atsisveikinu iki tada, kada tai bus. Iki.